Man fabrikėlis tai yra vieta, kurioje galiu dalinti savo meilę gaminti su mūsų svečiais. Man didelis malonumas gaminti fabrikėlį iš vietinių produktų, palaikyti vietinius ūkininkus ir iš jų parodyti, ką galima padaryti. Tai mus iš tikrųjų sujungia mintis ir noras dirbti su vietiniais ir kiek įmanoma švaresniais produktais. Tai yra sezoniška virtuvė, artima mum, galbūt kartais ne per daug įspūdinga, bet pateikta subtiliai, skaniai su Ovidijaus meistrystė. Pastoviai stengiamės ieškoti, važiuojam, Ovidijus važiuoja į turgų vos ne 2-3 kartus per savaitę. Aišku, vasaros metu žiemą galbūt mažiau, žiemą, kaip žinom, Lietuvoje kur kas mažiau produktų yra negu dabar, bet ypatingai, kai rudenį prasideda įvairūs grybai, o kaip svarbu, aš matau Ovidijui, matyti kiekvieną tą grybą, išsirinkti geriausią, ką gali išsirinkti, įvairias žoleles rinktis iš vietinių ūkininkų, kas turi daug skonio. Tai įvairūs sūriai, pieno produktai, tai yra tie dalykai, kuriuos mes norim turėti kiek įmanoma švaresnius. Man patinka būti su žmonėm, patinka bendrauti ir iš tikrųjų perduoti šitą savo kolegom, žmonėm, su kuriais dirbam, kurie aptarnauja, kad jie taip pat kurtų išskirtinę ir įdomią ir gyvą patirtį, kad tai nebūtų visiškai nuglūdinta, šalta, per profesionali kažkokia patirtis. Mes norim būti profesionalais, aš noriu, kad mes būtumėm profesionalai su širdim ir su kažkokia empatija ir draugiškumu žmogui. Kartais iš tokių visai pažįstamų produktų ir gal visai nuobodžių atrodytų, bandau sukurti kažkokią tai šventę gomuriui, svečiam ir pačiam savo.